Svajonių kiemas trečia dalis arba kaip du korporatyviniai planktonai tvarko savo nediduką namų kiemą. Laukų darbus pradėjome nuo apsilankimo pas ponas Akmuo, rinkome skaldą, ją norime dėti aplink tujas, kurios dabar uždengtos mulčiu, taip pat formuosim nuogrindą aplink namo perimetrą. Kadangi namo fasadas dengtas skalūnų, ponas Akmuo komanda rekomendavo rinkti skalūno skaldą, taip išlaikant vientisumą. Rinkome stambios frakcijos 30-60 mm skaldą, ji užtikrina gerą vandens pralaidumą ir yra pakankamai stambi, norint išpūsti šiukšles iš skaldos, tą lengvai padaryti galime lapo pūstuvu, o stambi skalda išlieka savo vietoje. Po kelių dienų skalda jau pristatyta, tad kibome į darbus. Užtrukome ilgiau nei planavome, nes reikėjo nuimti seną mulčią, iškasti žemės aplink tujų šaknis, kad stambesnės frakcijos skalda gražiai nugultų. Tiesim geotekstilę, dėliojam akmenukus, būtinai naudokit vandeniu pralaidžią geotekstilę ir nedėkite akmenukų arti tujų kamieno, kad įkaitę akmenys vasarą jo nepažeistų. Po tujų sekė nuogrindos formavimas. Nuėmėm vejos sluoksnį 30 cm nuo namo, aplink visą perimetrą nukasim apie 20 cm gylio žemės sluoksnį. Tiesim geotekstilę, dėjom korten vejos bortelį, jis laiku bėgant nusidažys ryžo spalva. Vėl pilam akmenukus, šalia terasos dar pasidarėme nuogrindos perėjimą į mini augalų darželį, pasisodinom gigantiškų miskantų. Dabar laukiam suvešančio žalumos, dar reikia pasikelti sklypą ir atsėti veją, bet jau dabar vaizdas džiugina akį. Dėkojom ponas Akmuo komandai už patarimus ir greitą pristatymą.